Labas vakaras, sveiki įsijungę šią tiesioginę transliaciją Kėdainių arenos būtis jūsų ekranuose. Kėdainių United prieš Kauno Žalgirį. Rezultatų buvo ir tikrai garbingos kovos. O čia praleidė kamuolį tarp kamai neblogai gynėsi, bet štai čia prasileidžia. Suikevičius tarp Vinicius Karvalio perima kamuolį, yra priekyje ten jo komandos draugas ir įvartis čia jau. Standartinis įvartis su perimto kamuolio Pedrinio pasikeitė Vinicijaus perkamo dar kartelį taip, kadangi nemaža dalis tų Žalgirio žaidėjų sezono eigoje turės svarbiausia gerą net per jas susitikti. Tie, kas žais rinktinėje pirmą kartą, nėra taip. Pati aukščiausia Kauno Žalgirio komandos favoritą dabar po pertraukėlės Pedrinio savo antrąjį įvartį. Dar kartelį. Štai čia po vieną įvartį yra pridėti Diniukas, Mustafa, Trakšelis ir Petrėnas. O čia vėl kamuolys vartuose ir siunčia linkėjimus Vinicius Karvalijų. 5 Futsal komanda 19:30. Žalgirio ataka ir šeštasis įvartis Vladimiras Derendejevas. Pasižymi ir jis šiose rungtynėse. Rakašius, vėl yra proga Kėdainiams ir galiausiai įvartis yra pelnomas. Evaldas Kugys. Komandos kapitonas pasižymi, turėjo progų Kėdainiai ir Vaskunovičius. Jo perdamas, čia yra proga ir puikus perdamas Vinicijus. Turėtų padėkoti Vaskunovičiui, kuris sukūrė ir kampinis Susenčikas ir 8-1. Po spėtinio perdamo, kuris tapo rezultatyviu, Lukas Senčikas. Variantų jokių, kai šalia net keli varžovai. Ir dabar jau proga žalgiriečiams atsikerta Kėdainiai Filipe. Jungiasi prie Vinicijaus ir Pedrinio, jis taip pat muša savo antrą įvartį. Derendejevas Zagurskui, spėtinis ir Zagurskas 10-1. Viena iš intrigų lieka išaiškinta, Žalgiris 10 įvartį pelno, štai čia po atakos, dabar vėl perimtas kamuolys, Derendejevas, dar viena proga ir spėtinis išsaugojo kamuolį aikštėje bei savo įvartį taip pat pelno. Benas Spėtinis pasižymė pirmą kartą šiandien, trečią. Yra šiandien tie momentai, kada Kėdainiai praleidžia kiek daugiau įvarčių nei įprastai rungtynėse. Čia vėlgi dar vienas įvartis, Benas Spėtinis pasižymė antrą kartą paeiliui. Martas Vaitkevičius atmušė kamuolį. Lieka formalumai ir tai yra viskas. Galima pasveikinti Kauno Žalgirį iškovojus 7. pergalę šiame sezone. Tai su pergalė visų pirma ir kokie uždaviniai ir tikslai buvo keliami trenerių šioms rungtynėms? Tai principe, kaip įmanoma labiau save motyvuoti po čempionų lygos ir po rinktinės pertraukos. Manau, rezultatas atspindi, kad kažkiek pavyko motyvuotis. Aparto vieno praleisto įvarčio ar daugmaž viskas pavyko? Ne, jeigu taip paėmus tikrai ne viskas. Galėjo daug Kėdainių ir daugiau įmušti, tiesiog buvo ganėtinai padrikos varžybos, bet, kaip sakant, tik vieną praleidom, įmušėm nemažai, realiai varžybos kaip treniruotė gavosi tokia.